kur per lietų susiruošė mažiuks? O ką per lietų galima veikti? Į svečius. Į svečius, ar? Tada geriausia. Taip lyja. Kalbėjau su mama, sakė, Anykščiuose nelyja. Tai va, prieš kelias dienas buvo tėčio gimtadienis. Tai pasveikinti telefonu ir netikėtai užsukti. Man atrodo, Tai tu mamai nesakai, kad šiandien atvažiuoju? Ką? Ne. Tai reikės, reiškia, nuvažiuosime vartelius, reikės atsidaryti patiem. Nu ką darysi? Nu kas? Jeigu nelyja, tai koks skirtumas? Nu, bet jeigu varteliai atidaryti bus, reiškia, tu mamai sakai. Tokią dieną važinėja. A. Tai čia ne rodiklis. Tai sustosim kažkur, nupirksim kažko užkasti, kad nereiktų rūpintis mamai. Ir padarysim staigmeną. Tėčiui va buvo 84 metai. Garbingas amžius. Tikrai garbingas. Ir kaip jis sako, tų draugų nedaug belikė. Gretas retėja. Tai tikrai norisi žmogų ir pradžiuginti, ir tą kompaniją palaikyti. Nu dabar ir dar dukra, kai atvažiuos iš kitą galą Lietuvos, tai tikrai palaikysi. Taip, iki Anykščių. Tai gabaliukas, kiek čia mums, kokie 2,5, ne? Šimtuko. Tai va, taistyti. Vilniui, kai visada stosim kavos. Būtinai. Tai čia, o gal Valkininkuose? Ne? Pagalvosim. Na tai neblikčiai nieks. O nenori, va tuos gražios. Jis labai nesilaiko. O iš ten įstyti. Nežinau. Ką? Dešimtrys, 22. Tokie tiktų paukšti. Chrizantemas tik Ne. atlaidotų. O to 13 eurų. Baltas ruojas. Gerai, į parduotuvę einam, nupirksime. Gavęs, ką manai, įdomesnis. O kokią mes čia pirkdavom, tokį kažkokią trauką? Brendis, kiškis, bet per mažas jam. Šitas? Taip, būtų prikolas.
O tu, O prie ko kiškis? jis vadinasi? Nes kiškio. Ar didesnį? Mes čia kažkokį pirkdavom. Ai, va, čia prekia. Šitas patiko. Nežinau. Tai jeigu pirkdavo tą, jeigu nusipirksi jo, tai kažką, ką nepirkdavo įstutė. Ką? Romo tai ne. Nu gal šitą paimti? Nu, paimk tą tada. Bet labai didelis. Imk tą. Bet jis toks paprastai atrodo, arba imk tada su dėžutė ką nors, nesvarbu. O, Likeris, jie gerai. Nu, čia futbolui skirta. Nu, dar pasižiūrėti. ten 9. Jam 2. Tai nebūtina ta dėžutė, aš paimsiu gražų maišą dar. Ką viskas sudėsiu. Tai vyno balto tai tikrai ne. Einam tenais, ką matėm tada iš to priekį. Kiškutę aš vietoj tavęs paimčiau ir viskas. Tai dar tada kokio vyno, ar tas šitas, aš žinau. Nu, tu perki, tu važiavai pas tėvą dėl alkoholio jam nuvežti ir pati pasirodyti. Nu, mažinam kiekius, metų turi jau. Kaip čia mokama savitarna? Tai yra instrukcija. Įveskite sumą 13,60. Kablelis. O kur kablelis? Ne. Gal gerai? Ne vienas. Ai, nereikia kablelių. Ok, paspausk, patvirtink. Patvirtinti. Gėlytės nupirktas be pardavėjo. Nu čia nerealiai gražiai tie medžiai užaugę. Va, tai Stytė, tavo gimtoji vieta, gimtinė tvai. Nu šiaip aš gimus Vilniuje, bet čia vis tiek gimtinė. Ai, tai gimdymo namai Vilnius. Ne, tėvai ten gyveno, man kol buvo kokie 2 metukai. O, tai tu Vilnietė. Vis tiek myliu Anykščius. Oras kaip pasitaisė, fantastiškai. Teisingai mama sakė, saulėtą dieną. Dar gal galim
buvo aplankę tėvus ir į Taujėnus užsukti, pažiūrėt, kaip ten dvaras, aš nesu buvusi. Nu, Čia pamėginam. prieky miesto labai kažkokia graži vieta yra, galim pabandyti išlipti. Gerai. Einame į Stytę panoramos pasižiūrėti Anykščių. Pirmiausiai traukia į viršų. Upė turbūt vis tiek nesimatys. Ten apačiai šventoji. Bet čia žiūrim, mat mašina sustoja lanką kažkaip tai. Lankoma vieta. Įdomu, kas ten į apačią nulipus, galim pabandyti nueiti. Galim. Jeigu jau sustojom, aukti viršų. Mus nušienaus. Nejauti aukščio baimės? Kad čia nėra aukščio. Nu, yra. Eik, metras. O tu jauti? Metras. Palavo iš čia. Ai, čia į O, gatvę. va, į gatvę čia įeinam, pamatėm. Pačioj upė. O pačioj upė. O ten kitoj pusėje vėl va taip iškyla. Nu, gražiai padaryta. O per upę tiltelis yra? Neatsimeni. Ne, šitoj vietoj nėra tilto. Ar lipam į apačią, Ne, žiūrėt? nelipam. Nelipam. Aš galvoju, kas ten Nu, užrašyta? gražus vaizdai. Na, apskritai gražus miestelis. Kažkada šituo keliu eidavau į mokyklą. Mes gyvenom va šitą miesto gale, o mokykla buvo kita miesto gale. Ir va čia į kalną pavargus, man taip sunku būdavo vaikui su O tai kiek, kai tu mokinais vidurinių mokyklų buvo Anykščiuose? 3. 3? Nu, aš kai tik pradėjau pradinę, tai buvo 2, bet paskui 3 atidarė. Bet dabar, kiek žinau, ją ir uždarė, nes gyventojų irgi sumažėjo. Tai 2-3 mokyklos ir aišku, visi vieni kitus žinojo. Nes nedidelis miestas. Na, dabar kaip sutvarkytas centras. Upė. Ten nusėdus. Molio paminklas. Čia pat centras jau skaitosi. Nu taip, kultūros centras, kažkada kultūrnamis. Neprailgo keliu. Smagu iš Lietuvos į Saulytę atvažiuoti. Tai tiksliai Kaip nesitikėjau. skiriasi Lietuvoje orai. Ne tiek daug valstybės, bet prie Klaipėdai turbūt vėlgi toks oras. Tai sakai, tikrai tėvas nežinos, ne, kad mes atvažiuojam. Ne, nežinos. Nu, gerai. Mama irgi nežino. Ar mama... Čia su pėsčiaisiais reikia atsargiai. Mama gali turėti nuojautą. O kaip iš kaip tą nuojautą turėti? Nu, moterišką nuojautą, žinai. Ir tai reiškia žino mama. Mama žino. Nebūtinai. Ir bus pietų paruošusi, geras. Sakys, vat, turiu žuvies. Nu, jie dažnai, žinok, žuvies turi. Dabar kaimynų sūnus dažnai čia būna vasarą žvejoja. Dabar žuvies nevalgo. Nu, jeigu žuvies buvo, tai reiškia, bus tai tikrai... Žalia būtų nužvejoti. Ai, žalia.
galės iškirpti. Bet Ne. čia buvo vienuoliom gimnazija, bet aš jos nelankiau. Aš Biliūno baigusi gimnaziją. Šiaip Anykščiai tai tokia garsi vieta literatūrinė. Tai Biliūnas, tai Vienuolis, Varanauskas, daug tų tokių literatūros stambaus kalibro rašytojų. Ir aišku, yra tos jau naujesnės kartos rašytojų. Tai Aistė viena iš jų, taip? Ne, ašgi nerašau. Pieši. Mamos kaimynė, buvusi rašo knygą, poezijos išleido. Tai yra čia tokia vieta, kur daug kuriančių žmonių. Nu ką, tuoj ir kosmonautų ypatingai gatvelė. Įdomu, kad dar išliko toks pavadinimas Lietuvoje, kažkoks užsislapstinęs, nes pas mus tokia keista politika, viską keista ir nors kaip primena senus laikus, nors tai irgi šalies istorija. Tai vat išliko, sugebėjo išlikti kosmonautų gatvė, nebuvo pervadinta jokius astronautus. Kosmosas išliko kosmonautų. Tai kosmosas juk netarybinis žodis. Ne, bet kosmonautai buvo tik tai šiose struktūrose, o jeigu taip žiūrėt į amerikonišką, tarkim, kultūrą visą bendrąją, tai yra astronautai, čia tas pats policija. Pakeiti vieną raidę ar dvi ir manai, kad tu jau proamerikietiškas. Nu va, kokia jauki kosmonautų gatvelė. Įdomiausia, kai varteliai, ane? Atidaryti varteliai, žina. Visi žino, kad Aistytė atvažiuoja. Neturėjo žinoti. Na va. 100% žinoja tie auksai. Ar man gėlės paimti? Ne, tu galėsi dovaną. Nu, arba tėvas, arba jeigu tėvas išvažiavęs, tada reiškia nežinoja. Kaip gražu, susitvarkė. Gali nežinoja. Gali nežinoja. Nu tai kas man sakyt, kad vartus paliktam atvirus? Pavėluotai. A tai jis nežinoja? Negi, sakė Aistė, kad nesakys. O jūs žinojot? Aistė paskambino. Ai, pasakė Aistė. O Aistė man irgi sakė, mama nežino. Na tai Pamačiau šešėlį. mūsų suokantis. Sako, Vytas atvažiavo. Aš irgi Nu tai va čia, liūdai, kad ne Vytas. Vytas geriau. Ne, jisai, ale kaip čia tas Vytas, sako, neatvažiuoja, negi tik buvo ir vėl. Nu tai labas, kol pasveikins atetį. Narūnai. Nu. Oras kaip pasitaisė, mes iš tokio lietaus atvažiuojame. Iš pliaupimo. Čia nors imk važiuok prie jūros nuo jūsų dabar. Tikrai atrodo, šilta net atrodo, kaip aš čia storai apsirengiau. Aš kambarį paruošiau. A, tai jūs jau paruošėt stalą kaip Vytui. Taip sakant, tai ko čia kambarį, dabar Vytui. Taigi virtuvėj, sako. Ai, sako, virtuviai. Aš sakau, kad čia sėdėsim.
rytas, tai sakau, kai taip tai ne. Nusveikinti. Ačiū labai. Mink toliau, o dar čia, taip sakant, Parvažiavau iš miestą lėkt. Sveikatas. Ačiū. Medaus atvežė, tai persivit. Velkiuosi, Teresė laukia, lėktų, tai pusiau keliam. Tik metų gavom. Bet dabar tik atvežė medų. Net atvežė. Taip sunkiai metų gavau. O mes galvojom, Vat kvepia. kad jūs žinojot. Kada įstatė. Kaip apmauja švariai. Yra jų medus, va, sudėtas. Nepamiršk, ką Medus reikia kilauja. Kristina gauna iš Svėdasų medų. Sakau, ką tu čia dabar? Aistutė renka uogytės. kokias serbentus. Serbentukus pas tėvelę atvažiavusi Kaip savo. sako medis. Aš sakau, čia liepa, čia beržas. Ot kaip gyvena, ant kalno. Pastina pusė miškas. Gražioj vietoje Anykščiuose. Įsijungi. Padaryk voką. Sakai, jau ant ekraniukį matysi. Įšilo mašina. Su daugiau. Čia geltonas, kad akumuliatoriaus mažai. Nu tai ką, Aistyte, paliekom tavo tėvuką su mama. Paliekam Anykščius gimtuosius. Smagu, vat apdovanojo daržovėm, uogom. Taip šiltai, tikrai žuvytės prikrovė. Vietiniuose upėse, tvenkiniuose pagautos. Pasijutau, žinai, kaip studentijos metais, kai atvažiuoji pas tėvus ir prikrauna tau visą krepšį maisto bendrabutį. Bet jie nustebs, kai pamatys filmuotą medžiagą. Taip, jie nežino, kad iš šitos kelionės mūsų bus tam tikras produktas. Bet žinai, kad mes jį dar įdomesnį padarytume, vis tiek dar kiek valandų, dar tik 5. Galim į Taujėnus. Taujėnų, tai netoli šono. Netoli. Nesu buvus. Visi kalba, kad ten dvaras gražus. Nu gal dabar ir ne tas metas, kai kažkokios specifinės gėlės žydi. Bet vis tiek jaučiu, kad labai gražu. Oras geras. Atrodo, jeigu patiks, tada atvažiuosime specialią, darysime kelionę. Galima su Goldwingu gal atvažiuoti. Tai Pažiūrėsim, kaip ten privažiavimas. gerai. Kaip gražu, pažiūrėk. Bet vat kvapo neperduosi, kaip liepos kvepia. Aš jaučiu pirmą kartą taip liepos užuodžiu. Dar pavai kažkur girdisi. Eisim paieškoti. Nu ką, Aistyte, einam į vidų. Įėjimas į parką pro vidų. Bilietas turbūt bus. Į kavinę. Nu, kavinė nebent ant galo. Darbo laikas iki 8. Iki 8 filmuoti. Teritorija stebima vaizdo laimų. Taip, gali eiti galiu, ne? Čia Lietuvos ekstrasensus filmavo. Čia. Tai čia Taujėnų dvare buvo tie.
Ką čia nori sakyti, dvarus statė tokiem aukštiem žmonėm? Kiek čia? 4,5 metrai. Nu dar pasižiūrėsiu, ko nieks nemata. Vaistytė mūsų kambariuks, kurį gavom šiandien nakvosime. Karališkai lovytėj. Miegodavo sėdomis anksčiau žmonės. Sėdėdami miegodavo. Mums nesvarbu, bet sakė, tualetą laukų vaikščiamas. Man atrodo, tarnaitės kambariukas. O čia taip ir būdavo tasai. Čia kambaras sėdėjo. Čia buvo ekstrasensai, kur buvo. O tu sakai, nenoriu po vidų vaikščioti. Kažkaip mes papuolėm. Kasininkė. Čia taip atrodo, kad spiritizmo seansas. Ateis kasininkė, kai duos mums velnių. Bėgam iš čia. Aš niekur nemačiau bilietų kainų. Tai gal čia taip galima lankytojam vaikščioti? Gerai. Jis ką sako? Sveiki. Mes taip ir nesupratom. Reikia čia bilietus pirkti. Reikia. Varo vidus 3 eurai, jeigu norite vidui pasivaikščioti, o matas 6 eurai. Jeigu ir ten, tada 9 eurai. Tai aš sumokėsiu įsteitę. Pirksiu šitą. Tai kaip, kur einame? Visur. Lengvatų neturim jokių, matau, dar tikrai ne pensininkai, nestudentaujat, jokių grupių neturim, ne? Gerai, tada po 9, ai, gerai, galvas. 18, prašau. Iš toli keliaujat? Varėna? Toli. Aha, toli. Ar pradėjo jau grybai dygti pas jūs? Aš tai vis laukiu laisvų, kada lėksiu pažiūrėti pas mus kažkas. Taip, visur, kur durys atidarytos, galite užeiti. Gal pradėt kviečiu nuo čia. Čia yra... Ai, apėjot jau tą. Čia jau į antrą aukštą lipti Ne, į negalima. antrą aukštą negalima. Tada Povus lygaujame. didžioji, gražioji salė, ten balkonėlis, iš kurios matosi parkas, o į parką bet pro šitas duris išeisite. Tai va, šitą laikas parke neribotas, ten ir žvėrinėlis, ir povai, kur klykauja, kaip sakėt. Tai visur drąsiai dabar tada Ačiū. Ačiū. Na, dar čia kažką lengva, ne? Čia labai paprasta ir nebrangu. Nežinau, kokio ilgio reikia būti, kad tam pasiektų. Tu irgi nelabai pasiekė. Ne. Čia matyti. Į tualetą tai žinok, noriu nueiti. Eik. Dvaro tualetas. Dvaro tualetas. Paraduko. A čia moterų? Einu pafilmuosiu vyrų dvaro tualetą. Vyrų dvaro tualetas.
Čia kokia čia matyt. Čia renginiams. Čia renginiam koncertam. Estakada. Įmonių kokiem baram. Fainai. Bet gal grįžtam, tai man patys įdomu. Tada einam į požemius. Požemiai, kur buvo požemiai? Kad ten mūsų rudinė, tikrųjų požemiai čia. Pasižiūrim, kas yra. Ir vaikučiam. Sienos tai kaip bunkeris, o čia čiut ne balkonėlis. Čia užkuria, kurai. Tai Nu labai gražu. Vertėja atvažiuoti. vertėja? Net jeigu ir oras nėra toks, kad ant saulės, bet vis tiek labai gražu. Aš visai kitaip įsivaizdavau. Nemaniau, kad čia tiek tvenkinių. Ir nemanai, kad taip gražu? fontanų. Aš kažkaip galvoju, kad daugiau tiesiog žemės plotai, kurie čia gėlynai būna padaromi. Nu kaip per televiziją rodo, kad čia arkos gėlių, kažkokie tai ten šviesos lempos, kokios helovino. O čia visai kitaip. Žemutinis tvenkinys irgi Gal čia tavo dvaras, Aistytė, prie tuos reinkarnacijas? Gal mūsų abiejų. Gal mūsų abiejų? Gal mes čia vaikščiojame. Ir ištrintai Turėsiu gražų kadrą. iš informacijos, va iš tos pusės. Krisk ant keliukų. Gaila diciukų. Ne, tas ant kelio aš nežinau. Kaip buvo dar krisimas. Man atrodo, jis visiškai nieko neduoda. Na čia forma, o realiai tai, ką tu viduje turi, ką tu praktikuoji viduje, čia daug svarbiau. Nes gali būti forma be turinio. O turinys be formos visada gali būti. Čia ta vala, kur jie, tie tariami ekstrasensai ėjo kažko ieškoti, nežinau, galime įeiti. O, Kuplytė. pa. Nu, Aistytė, einam. Kaip ekstrasensai, ką mes čia pajausime. Ką čia siena, aklina, Nu, čia tokia tamsa. kaip niša. Nu, vat matot, akmuo. Taip dabar būtų kas nors pasakė, kiek jisai sveria iš akies, o jisai virš 2 metrų, bet toks nedidelis akmuo, niekaip nebūčiau pasakęs, kad jisai šitas akmuo sveria 27 tonas.
Net lentelė parašyta. O kiek čia irgi svoris jo yra? Velnio pėda. O, geras. Ir yra istorija. Mažėkis su senu velnias pagrobęs vaiką bėgo ir užmynė ant akmens nuo tolai. Velnio pėda įminta. Kur čia jo pėda yra? Nežinau. Gal čia, gal Gal aukščiau. viršuj. Šitas akmeniukas 20 tonų. Kas čia nesispjauda? O negaila žinau, aš šitų gyvūnų O, nepažįstu. nepažįstu, ne, jie šį kailį neduos. Nu, mažiuk. Nes svetimų nežinau. Nu. Duodasi paglostyti. Nu, neturiu saldumyną kokį. Negalima šiandien. Negalima šernį gyvūnėlį. Žiūrėk, dar kiti ateina. Senuką. Va. Čia jau ožiukai ožkytės. Ožiukai ir ožkytės, ką aš žinau. Labas, mažytė, gražuolis. Bet tas, matai, prie žmonių irgi įpratęs jisai yra. Įpratę, tai čia jie nuglostyti, man atrodo. Nuglostytas. Nu. Ten užtvanka kažkokia, matyti, tvenkinys užtvenktas. O čia upė kitokia džiungliška gamta, ne? Tokia jo, kaip laukinė, bet Kaip kartu laukinė. primena mūsų sodybą. Kartu kažkaip yra ir sukultūrintos erdvės šalia. Toks miksas fainas. Kur tie kalvai, man įdomu. O, kaip šarnas padarytas gražiai. Taip natūraliai stovi. Šerniukas. Vienas nuo 19 valandos. Praėjimas nuo, Ką aš žinau, gal. praėjimas nuo 19. Nu, bet neuždėta kažkaip. O dėl ko nuo 19? Danieliai. Danieliai. Avo, Danieliai. O, nusiėmėm. Gal pro ten dar matyti geriau. Čia būtų mano labai mėgstama vieta, jeigu šitam dvare gyvenčiau. Čia sakai soliuką kokią, ne? Nu, kilimėlį jogos. Arba ant šito akmenuko. Ryžiukas vienas. Aš nieko jum neturiu, morkytės kokias reikia. Negalima mums ūkininkų. Jūs visko gaunat. Ai, kokie. Kokie aktyvūs, kokie socialūs gyvūnai, ne mane. Savi kokie. Visi su. Žiūrėk. O, kokie būrys. Dabar kiti ir nieko, kiek jų čia Nu, daug. tas ir pasirūpins savo ir savo vaikučių saugumą. Nu, įkiši kažkokiais tai galima. Ai. Arba įkasti. O vaiką, nu, Faina, faina.
Kaip manai, verta įstytę skirti pusdienį taip aplamai ir atvažiuoti į tą parką? Labai verta. Tokia graži vieta, nesitikėjau. Va, povas guli, pažiūrėk, kokia uodega. Matai? Vis tik jie laisvai vaikštinėja. O palau, čia parko teritorija irgi skaitos, ne? Neišbaidyk. O povą parodysime. Povėlis. O, kur poviukas vienas, kitas. Povai laisvėje, matai, įstytę. Laisvėje. Jiem čia labai gerai. Ir balandžiai laisvėje. O, parodysime įskleistą. Norėjus, pridaug uždari. Oi, koks tu gražus. Koks tu gražuolis. Oi, bet įsivaizduoju, mūsų daržanas kokią uodegą turėjo. Vos net dvigubai didesnė. Ne, ką šiam? Aš nieko neturiu. Ir kalakutukai. Kalakutas čia neįstytė. O pažiūrėk, tokia kaip kukas plunksna ant nugaros. Nu, kaip bulvė, ne? Gal turėtų būti taisyklė, kaip įspėjai. Vieną tualetą ponų nupaveikslavau. Dabar PC. Matyt, darbininkų tualetas buvo. Kas pas poną tarnavo, o tas čia darydavo reikalus. Žinoma, ant senovinio darydavo. Ką, ponė? Supynės nuotakos. Aš manau, kad čia daug vestuvininkų atvyksta. Labai daug. Tokia graži vieta. Romantiška. Padarom čia savo auksinės vestuvės. Pala, po kiek metų? Pačias greičiausias, kokias į. 5. Nu, kodėl galima? Po šiam 5 metų. Po kem 5 galim padaryti. Sveikai maitinkis, sportuok, Sportuoju, sveikai maitinu. nuosi ir tada gyvenu, sakyk, iki 150. Ir kokias žmogiškas visas šventes atšvesime. A taip, mažiuk. Rėmas padarytas dvarui. Paveiksluos. Nori nupaveiksluočiau? Gerai įstytę. Tai paliekame
Paliksime Taujienų dvarą. Kokį tau įspūdį palika? Sužavėta? Sužavėta. Planavome į Taujienus atvažiuoti su motociklu. Bet pasirodo lietingi orai. Ir nuo Įstytės Tėviškės netoli. Kiek čia kilometrų buvo mums iš šono nuvažiuoti, gal kokie 15, ne? 20. 20 kilometrų dasidėję ir aplankėm. Tai tolimesnė kelionė su motociklu mūsų darysime kur? Molėtai gal? Molėtai Dubingiai. Molėtai Dubingiai. O dabar tikriausiai su motociklu nevažiuosime į Taujienų dvarą šiemet. Kažkur kitur aplankysime.